Ir tų žmonių, kurie, ta prasme, aiškiai, ta prasme, formuluoja, nevengia diskusijos, nebijo veltis į diskusiją, na, jie paprastai yra, iš to kaimo išvaromi. Čia, ta prasme, ar indėnų kaimo, ar lietuviškų baudžiavos kaimo 19 amžiuje. Jie, ta prasme, jo žiūrima kaip į keistuolius. Mato, kas bando kalbėti drąsiai ir taip toliau, tai jie yra mažiau kviečiami į laidas. Jie gauna mažiau eterio. Ir koks paprastas pasirinkimas, tada jie eina ten, kuriuos kviečia tuos alternatyvius galbūt tos pačius YouTube kanalus. Bet tuomet tada ta populiarioji pusė marginalizuoja tiek visą šitą alternatyvę žiniasklaidą, nes visiškai sutinku su jūsų pastabom. Yra kai kurie kanalai, kurių žiūrimumas yra didesnis negu televizijų ir jų išlaikymas kainuoja pigiau ir žiūrimumas ten ir ten matomai įdomiau pateikiama arba žmonės atskiria visgi, kad galbūt ir ten irgi tikrai toli gražu ne viskas tiesa, nes aš labai irgi kritiškas ir tai čia visą laiką mes čia turime. Bet ten yra kitokia nuomonė ir žmogus gal girdi visgi tai, ko jam ten nesakė.